Sveiki visi, Rolandas iš Pajūrio. Nu ką, šiandien pirmiausia noriu paliesti temą apie susirinkimą Šveicarijoje. Žiūrėkim dabar, analizuokim įvykius, kas vyksta iki, sakykime, savaitę prieš tai ar ką, apie ką visi gėdojo. Apie tai, kad, tempia visi gumą, ten duoti ginkluotę Ukrainai, neduoti ginkluotės ten tą, kada pakvipo susirinkimas, pradėjo jau rimčiau šnekėti apie tai, ką reikia duoti Ukrainai ginklų ten to, ir šiandien, 16 vakar buvo, tai šiandien jau girdžiu per žinias, kad Britai paskelbė, kad jie duos tankų Ukrainai. Tai labai įdomus dalykai ir aišku, pati įdomiausia bus, kas po viso šito seks toliau. Ypač kai du atstovai nuvažiavę yra. Tai visa tai bus matyti, ir žinoma, sekit įvykius, reikia žiūrėti toliau, kas bus, nes kas dabar buvo, viskas aišku. Žinoma, man labai įdomiausia, kada pradės užsisukinėti europiniai kraneliai. Dabar, žinoma, duoda kompensacijas kurui. Ta visi žinom ir valio, gerai, kad duoda. Aišku, kiekvienas ima tą kompensaciją. Ir kur dingsi, pinigas reikalingas, daug kas ima. O ar pagalvojat, kam tai naudinga, ar kam tai reikalinga? Kaip sakoma, jei yra kažką netvarka, siekite pinigus. Ir pasižiūrėkit, dabar padalins pinigų, valio, aišku, galima tikrai nusipirkti kurą ar kitai žiemai, ar dar kažką galima, ką su pinigu daryti, visi žinom. Tai ir kas gaunasi toliau? Toliau visi europiniai rodikliai, jie gražiai kyla. Visi rodikliai, kurie buvo pas mumis, kad ir ekonomika ten dugne ir visa kita dugne, ir žmonės mažai uždirba, dabar įsivaizduokite, kad šiais metais rodiklis jau yra didesnis. Žmogus gavo į rankas daugiau. Visi europiniai rodikliai, bet kokie rodikliai iš tikrųjų parodys, kad žmogus gyvena gerai. Kokie iš to toliau įvykiai seks, manau, turit galvas, ir aš turiu taipogi. Taip, kad junkit analitinį mąstymą ir puikiai suprasit, kas kur kame. Apie visą kitą ir taip esu ne vienas įpasakojęs, nežinau, kol kas nekyla tokia rimta mintis, kad reikėtų kažką tokio grinai naujo paskelbti. Tai kitas dalykas, kurį noriu paminėti, tai yra neurolingvistinis programavimas. Kas tai yra? Jeigu paprastais žodžiais imant, tai mano žodžiais. Paskaičiau ir Wikipediją, kas tai yra. Vienu žodžiu, tai yra pseudomokslas ir jis nėra patvirtintas ir taip toliau, bet kas nekeista, visam pasaulyje skersai išilgai visi to naudojasi, net meno studijose, reklamos studijose. Jiems visiems yra išdėstoma programa. Man pažįstamos pasakoja, kad yra išdėstomos programos, ne tik kokios spalvos žmogaus pasąmonė veikia, kaip veikia, garsai, kokie veikia, kada įdėti vieną ar kitą garsą, kada įdėti balsus, kaip žiūrėkit televizijai, pagrindiniai eina vieni, sakykime, įgarsinimo balsai ant įdomesnių gal filmų. Vienu žodžiu, yra žmogus pripratinamas prie balsų ir kada tas balsas pasirodo per reklamą, žmogus, kad ir nenorom, jis įsikala. Tai nekalbant apie tą, yra, sakykime, labai gerai atidirbta, kai filmuoja, kokiu kampu kamera turi būti, koks apšvietimas turi būti. Sakykime, tam tikrų kampų apšvietimu paėmus žmogų, ką jis turi pasakyti, pašnekėti, padaryti, kokią mintį diegti, ar ten judesi kažkokį padaryti, kas žmogui įsikaltų į galvą. Tai visa tai yra
Bet tai yra pseudomokslas, moksliškai tai yra pseudomokslas, jis nėra patvirtintas ir jis nepriimamas už gryną pinigą ir taip toliau ir panašiai. Nu, čia kaip per vyrai juodais drabužiais. Atmosferos dujų kišenėje lūžta Veneros skleidžiami spinduliai. Tai va, čia lygiai tokie patys kažkaip spinduliai. Tai va, nu mano manimo, neurolingvistinis programavimas tai yra mūsų sąmonės, mūsų veiksmų, visa kita, kas išeina iš to išvado, programavimas, neatsižvelgiant į mūsų, kaip sakant, be mūsų žinios. Va taip sakyčiau, tai yra programavimas mūsų pačių, mūsų pasąmonės, be mūsų žinios. Ir tai yra, jau esu ir anksčiau minėjęs, nu, pirmose, sakykime, ankstesniuose įrašuose apie šitą dalyką. Ir tai iš tikrųjų yra pats didžiausias ginklas šiais laikais, kuriuo, kaip tikrai galima matyti, kuriuo yra nuverčiamos valstybės, kur yra sunaikinamos valstybės, kur yra įvedama tvarka visiškai prieštaraujanti sveikam protui, logikai ar galų gale tautoms, kurių teritorijoje vyksta pakeitimai. Ir tai yra labai rimtas dalykas, todėl labai mąstykit, ką žiūrit. Tai va, apie tos dalykus esu šnekėjęs. Pasižiūrėkit ankstesnius įrašus ir jau, manau, daug kas tikrai žino tos dalykus, bet kaip bebūtų, atsiranda naujų prenumeratorių. Ir jeigu jūs esat vienas iš naujesnių prenumeratorių, būkit malonus, pažiūrėkit ankstesnius įrašus, kurie jums patiks. Ir taipogi yra nemažai įrašų, esu įdėjęs, tiesa, rusų kalba yra nemažai ir jų dar iki šiol neišverčiau, neužtenka viskam laiko. Noro yra, laiko kol kas neužtenka. Tai va, bet yra įrašai, kur tikrai ten galima suprasti ir be žodžių. Vieną tokį įmesiu. Vat, buvo anglų kalba Rising Eden, risingeden.com. Jau kažkada esu minėjęs, bet jeigu nežinot, tai tiems, kaip sakant, naujiems aš papasakosiu. Risingeden.com yra išversti tie klipukai, įrašiukai yra išversti į rusų kalbą ir aš juos kadaise radau internete, parsisiunčiau. Ir po to dar ir padalinau vėliau. Nu, tebūnie. Tai va, ir tenais rusiškai Novai Eden vadinasi. Risingeden.com, viskas buvo tvarkoj, labai įdomus įrašai, bent jau tada prieš čia eilę metų, ar 12 kokią metų, 14, bijau pameluoti. Tai va, viskas buvo tvarkoj ir padarė 52 ar 54 įrašus. Ir po to gavosi toks reikalas, kad gavo jisai kažkokius ten įspėjimus, jo tinklapį sustabdė ir jokių daugiau žinių nebuvo iš tenais, tinklapis uždarytas ir daugiau jokių naujų įrašų nebuvo. Tiesa, jo kanalą YouTube'e irgi užblokavo ir vėliau bandžiau po mėnesio, po dar, tai kažkur, neatsimenu, pusmetis metai praėjo, užeinu į risingeden.com, o tenais vaikų kūdikių puslapis. Labai nekaltas kūdikių puslapis. Tai va, taip ir baigėsi. Tai va, tie įrašai yra. Jeigu kas nežino naują rusų kalbos, tai reikia risingeden. Susirasti įrašus, jeigu ne YouTube, tai rasite naršyklėse kur nors. Ir pasižiūrėkit, labai įdomus įrašai net ir po tiek metų. Tai va, o vieną įdėsiu nuorodą, kur kaip yra programuojamas, kaip yra grinai programuojama mūsų pasąmonė ir taip pat mūsų vaikų pasąmonė, išvis liaudės. Kas jūs prikals? Ten kalba nereikalinga, nes ten vos 3 žodžiai, kaip sakant, yra. Tai va, tam kartui šitam sykiui tiek.
ir žiūrėsiu dar kada padarysiu įrašiuką, kada dar minčių kils rimtesnių. Taigi, mąstykit savo galvą. Ir laukiu patiktukų, nykštukų, laukiu prenumeratorių, laukiu komentarų. Aišku, komentarus prašau, įmeskit rimtesnį, ne taip, kad ten, tiesiog jeigu metat, vat, ar tas, vat man įdomu, vat, kodėl taip, sakykim. Aš jeigu gyvenime susidūriau su to, buvo va taip, o kodėl va, taip atrodo, kodėl ta. Ir viskas, aiškinkimės. Nesvarbu, man visiškai dzin yra amžius žmogaus. Man gali būti vaikas, aš su juo susišnekėsiu. Man gali būti 120 metų žmogus, jeigu jisai mąstantis, su juo susišnekėsiu. Tai va, nebijokit paimti komentarą, parašyti. Jokių vardų neskelbiu, neminiu. Jeigu kada paminėsiu, tai gal tik tai vardą arba iš vis ten. Nors vardų pavardžių tikrai geriau neminėsiu, kad nebūtų klausimų. Tai va, taip susitarėm. Ir nebijokit, parašykit, ar jums galų gale reikalingi tokie įrašai, ar jums daro įspūdį. Tai va, gerai, nebetęsiu, iki.